Tai gal pradžių pradedam tiesiog nuo pradžių, kaip į Ameriką atvyko, kaip čia jums sekėsi priprasti, adaptuotis, tiesiog nuo pradžių gal. Buvo aišku sunku, kaip ir visiems. Atvažiavau prieš 12 metų ir atvažiavau vienas, be šeimos, be draugų. Iš karto traumą gavau. Sakant, buvo sunkių momentų mano karjerai, bet nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Sakant, atsistačiau, paskutinius 6 metus buvau sveikas. Sakant, čia aš buvau 12 metų, taip jau antri namai tapo. O čia yra lietuvių, ta prasme, jungiras? Yra lietuvių didelė bendruomenė, Klivlendo rytų pusėje, jie ir savo restoraną turi, ir barą, ir savo bažnyčią turi, sakant, ir ateina kartais ir varžybos čia lietuvių. Nėra tiek daug, kiek Čikago, bet nemažai. Ką tik kalbėjot su LKF vadovas, kokie įspūdžiai, kokius, kaip patiko? Įspūdžiai geri, mes, kaip sakant, turėjom gerą vakarienę, pašnekėjom iš širdies, jie turėjo savo klausimų, aš turėjau savo klausimų ir paprasčiausiai buvo tik malonu, kaip sakant, pasišnekėti akis į akį, o ne per telefoną. Gavo tinklinis marškinėlius, ką jie jums reiškia? Kaip ir kiekvienam lietuviui, sakant, yra svajonė žaisti rinktinį. Man dėl įvairių priežasčių, sakant, neteko žaisti daug metų ir sakant, visą laiką žiūrėdavau, visą laiką sirgdavau už savus, kadangi visą laiką buvau ir būsiu lietuvis. Sakant, visada tikėjausi, kad ateityje pavyks sužaisti. Kaip jūsų kojas dabar? Dabar nieko. Sakant, jau 6 metai, kaip sveikas esu. Aišku, ta rizika visą laiką yra ir niekada nežinai, kas bus kitą dieną, bet po kokios jokių problemų nėra. Jeigu kartais tektų žaisti rinkinį, ar nekiltų sunkumo dėl FIBA taisyklių? Gali būti, kaip sakant, jau FIBOS krepšinio nesu žaidęs už 10 metų ir aišku, yra skirtingos taisyklės ir viskas, bet jeigu tektų žaisti, būčiau tik vienas žaidėjas komandai ir, sakant, vienas nieko nenuveiks, reikia žaisti visai komandai. O krepšinis yra krepšinis visur, sakant, man atrodo, kad pritapčiau ir stengčiau padėti. Gali būti taip, kad Amerikos rinkiniai bus Jamesas. Ar galbūt kalbat apie tai, kaip ten jums teks žaisti viens prieš kitą? Na, kol kas neteko apie tai kalbėti, kadangi, sakant, olimpiadai yra toli ir tiem reikia sveikiem išlikti ir spręsti kitas problemas, bet būtų įdomu. Ar tenka kalbėti su Kleiza ir Songaila, su tais lietuviais? Kai sutinkam visą laiką, kai žaidžiam visą laiką, pasišnekam prieš varžybas ir pasiklausim, kaip kiekvieną šeimą seka, viskas ir pačiausiai malonu matyti. Supratom. O iš klubo, su kuo tą prasme labiausiai tenka bendrauti? Su užsieniečiais visais, su Brazilu Paryžiau, visą laiką kartu draugaujam ir su Saša Pavlovičius, Serbijos krepšininku. Kiek dar galvot laiko žaisti krepšinį, jeigu sveikas ir kojas laikys? Nežinau, dar kontraktas liko 2 metai, po šitų metų ir galvoju, nežinau, žiūrėsiu kaip žaisiu, jeigu būsiu reikalingas ir dar bus noro, kodėl ne. O galbūt Europa, Lietuva, atletas? Nežinau, niekada nesakysiu ne, jeigu, kaip sakant, pažiūrėsim, kaip pasibaigs šitas kontraktas. Pernai buvo arti čempionų žiedų. Ko pritrūko? Man atrodo, daugiausiai pritrūko patyrimų. Komanda niekada nebuvo finale buvusi ir truputį pavargau, man atrodo, prieš Detroito serijų ir San Antonijos buvo tikrai geresnė komanda. Dabar dar šiek tiek apie rinktinę. Daug ten yra jūsų draugų, pažįstamų rinktinį Lietuvos, jeigu tektų žaisti? Aišku, su Šarūnu esame geriausi draugai, pažįstu Liną, Songailą, Macijauską, susitikęs su Jurtoku, kad daugumą taip pažįstu. O kaip dėl trenerio Būtauto? Esame kalbėję telefonu praeitą vasarą ir prieš kelis mėnesius. Na ir dabar esminis klausimas, ar galvojate žaisti Lietuvos rinktinėje? Noriu žaisti ir noras visą laiką buvo ir dabar esu apsisprendęs.
manau, yra paskutinė galimybė sužaisti už Lietuvą, sužaisti su savo vaikinais, su savo šalį. Ir taip sakant, tik tikiuosi, kad pavyktų visiems išspręsti draudimo problemas ir viskas, ir kad man atsivertų duris. O kaip klubas tai žiūri į jūsų galimybę žaisti rinktinėje? Neigiamai turbūt, jie nenori, kad žaisčiau, bet jų irgi rankos yra surištos, kadangi viskas priklauso nuo draudimo, bet, taip sakant, aišku, jie labiau norėtų, kad likčiau namuose. Tai va, žiūrėkit,